Kipre gaminami visur, pradedant eilinę kaimo taverną, baigiant vienuolynais. В конце сентября заканчивается сезон обрыва винограда собирать. И потом где-то так июль. Rugsėjo pabaigoje baigiame rinkti vynuoges ir birželio mėnesį pradedame gaminti vyną. Žinoma, tai priklauso nuo rūšies. Vieni anksčiau, kiti vėliau. Mūsų vyno gamykla nedidelė. Šalia statome kur kas didesnę, kur vyks ir degustacijos lankytojams. Там же будет и дегустация, и будут туристы, и все такое. Nedidelės vyno daryklos yra kiekviename kaimelyje, dvelkiančiame spaudžiamų vynuogių aromatu ir ką tik pagaminto vyno kvapu. Tuo įsitikinome ne kartą. Поля у нас разбросаны, где-то около 20. Здесь вокруг Амадоса, но сейчас еще хозяин взял 30 километров отсюда в сторону Пафоса. Mūsų laukai išsibarstę. Turime kažkur 20. Dar turime į Pafoso pusę už 30 kilometrų. Ir ten dar 11. Tad darbo labai daug. Čia tik natūralūs vynai ir jokios chemijos. Nes šeimininkas yra pasirašęs sutartį. Balti vynai ir muskatiniai gaminami netoliese iš surenkamų vynuogių, o kabernė iš toliau augančių. Чтобы никакой химии. И вот мы сейчас обрабатываем трактором эту траву. Трава по пояс. Так можно сказать. Atrodė tam, kad klestėtų šis verslas, būtina daugybė pagalbininkų. Pasirodo, ne. Ну, сейчас помогают еще хозяины, вот еще жена помогала мне. Dabar padeda šeimininkas ir dar žmona, o šiaip viską prižiūriu aš pats. Įsigiję lauktuvę judame toliau. Kipre galima rasti puikių smėlio paplūdimių prie skaidraus Viduržemio jūros vandens, įspūdingus kalnus, tankiai apaugusius vešliais miškais, civilizacijos nepaliestus kaimus ir judrius miestus. Nuostabus klimatas, draugiški ir svetingi žmonės, neįkainojamos kultūrinės vertybės, maisto įvairovė, pramogų gausa ir įdomus susitikimai. Šiek tiek per 9000 kvadratinių kilometrų dydžio Kipro sala, kurioje pasisvečiuoti kviečia kelionių organizatorius Bauer International, ten apsilankiusiems atsiskleidžia kaip kontrastų kraštas, kuriame telpa viskas. Mitologinių vingrybių kupinas istorinis paveldas ir dramatiški įvykiai. Moderni infrastruktūra bei globalizacijos vėjų sukūriai. Įspūdingas reginys prieš akis išnyra tada, kai artėji prie Šventojo Hilarijono pilies. Pasakyti, kad ši pilis yra graži, tai nepasakyti nieko. Tai tiesiog įspūdingas kūrinys, kuris vertas atsidurti žymiausių dailininkų kūriniuose. Šventas Hilarijonas viduramžiais dar buvo vadinamas meilės dievu. Tapęs šventuoju, jis ant dviejų tarp gilaus slėnio iškilusių vadinamo Dvynių kalno viršukalnių pastatė įtvirtinimus, kad apsigintų nuo arabų puldinėjimų, kurie tęsiasi nuo 7 iki 10 šimtmečio. Dabar tvirtovės griuvėsiai dar primena 3 pilies sekcijas, kurio aukščiausia iškilusi net 732 metrus virš jūros lygio. Iš pilies atsiveria įstabus vaizdas. Jei geras oras, sako, įmanoma tolumoje įžvelgti Turkiją. Į Kiprą plūsta poilsiautojai, trokštantis atgaivinti priblėsusius jausmus ir užgydyti širdies žaizdas. Viena iš įspūdingų ne kiek vaizdiškai, kiek pojūčiais meilės istorijų gimimo vieta yra Afroditės maudykla, kurioje, pasak legendos, čia Adonis pamatė ir įsimylėjo deivę Afroditę. Vos patekę į šią istorinę vietą, turistai nesibodi ir pafantazuoti. Prisidengę figos lapeliu, jie mielai įsiamžino nuotraukose. Keliaujame į uostą, kur savo stiebus tiesia didingos vandens gražuolės. Teko nekartą girdėti, kaip vyrai sako, buriavimas tai gyvenimo būdas, kurio sudedamosios dalys yra vėjas, vanduo, burės ir jachta. Šias mintis uoste patvirtino ir prabangios jachtos kapitonas Antonis, kuriam gyvenimas Kipre tai nesibaigiančios atostogos. Viskas, ko reikia, kad jo pomėgis žydėtų ir spindėtų. What I do in life, I enjoy it much I can. Here in Cyprus is more Ireland. Aš mėgaujuosi tiek, kiek galiu. Kipras nedidelė sala. Žmonių čia nedaug. Gyventi čia labai paprasta ir labai lengva. Turime net 300 saulėtų dienų per metus. Negali būti. Gali, pas mus visada saulėta. Always in Cyprus there is a sunshine. Always. Ar yra, kas jums nepatinka šioje saloje? Vyras nesusimąstęs atsako. I don't like the political situation. We love the
Turkish Cypriot people because it's a people like us. Man nepatinka politinė atmosfera. Mums patinka turkų kipriečiai, todėl, kad jie tokie patys žmonės kaip ir mes. Man nerūpi tikėjimas ar kiti dalykai. Mes norim taikos ir vieningos šalies. Mes norime gyventi vieningai. Norime gyventi savo gyvenimą. Nežinome ir jaučiame, kaip mes jį mylime. Štai kodėl esama politinė situacija mūsų šalyje man nepatinka. That is the situation of their life. Apžiūrėkite mano gražuolę. Netikėtai kalbą nukreipia kapitonas ir pakviečia vidun. Turtingų žmonių pasaulyje galioja savi nerašyti įstatymai. Išleisti milijonus nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Mat tai padaryti reikia ne tik apgalvotai, bet ir stilingai. Juk tai, ką jie daro ne tik dėl savęs, kaip ir daugumai vyrų tai noras pasipuikuoti vieniems prieš kitus. Vieni prisiperka automobilių, kiti padangės rėžia lėktuvais, o trokštantis elegancijos ir rafinuotumo įsigyja prabangias jachtas. Visą tai, ką pamatome, iššaukia norą pajusti bangų ritmą ir pamatyti šią meilės ir visų šventųjų salą Kiprą nuo vandens. Akimi neapriepiami, nors ir nedidelė salos krantai iššaukia norą mėgautis tuo, ką matai. Neapriepiami horizontai dovanoja romantiškus vaizdus, o vandens purslai suteikia laisvės, džiaugsmo, adrenalino pojūčius. O vėjas išgina visas susikaupusias mintis ir nuolaidį šalin. Praleidus laiką ant vandens ir pamačius nenupasakojimo grožio vaizdus, kilo noras dar ir dar kartą čia sugrįžti. Gal tai jau galima būtų vadinti pirmaisiais meilės šiam kraštui sindromais. Sugrįžę ant kranto keliaujame į žuvies ir jūros gėrybių patiekalų restoraną. Ilgai rinktis, ką ragauti nereikėjo. Apsukrus virėjai pasiūlė paragauti štai šį patiekalą, kurio pagaminimo receptas labai paprastas. Kai iškepa žuvis, išimame pagrindinį kaulą. Kadangi tai nešaldyta žuvis, todėl pakaks tik apšlakstyti aliejumi ir išspausti citrinos sulčių. Akimirka kita ir šis skanėstas paruoštas. Metas pasmaguriauti. Maisto ragavimo idilę sudrumšia vietinės muzikos garsai. Visa tai, kas vyksta, leidžia džiaugtis išskirtinėmis atostogomis Kipro saloje. Kipras, ši mažytė šalis dar žymi tuo, kad jos sostinė padalyta į dvi dalis. Viena jos pusė priklauso graikiškai Kipro daliai, o kita okupuotojai turkiškai. We have possibility. We got to be more civilized, positive. We have to sit down and try to understand each other. Yra galimybių, yra panašumų ir optimizmo. Mes turime susėsti ir suprasti vieni kitus. Jie turi nustoti vengti turkų, turi gerbti ir suprasti Kipro turkus. Mes prisimename, kas nutiko tada, kai bandėme susijungti. Gerai, mes galime pasikeisti, galime pamiršti tai, kas buvo. Tada mes paklausime, kodėl jūs primenate istoriją ir mokote jos. Tada turime pamiršti istoriją, atverti baltą popieriaus lapą ir gyventi iš naujo. Mes visi kartu galime tapti geresniais, draugiškesniais. Mes privalome atrasti drąsos, atverti kelią taikiems sprendimams ir svarbiausia, nustoti konfliktuoti. We mustn't forget history, we must be positive, we must be civilized, we must be brave to make peace and stop conflicts. Tie, kas aplanko Kiprą, pasakoja, kad labiausiai čia žavi per amžius klestintis nuoširdumas. Tai optimistiškai į gyvenimą žvelgiantys kipriečiai, kurie puoselėja senąsias tradicijas. Tad pasakojimą apie mūsų viešnagę Kipro saloje pabaigsime šiuo paraginimu, kurį kiekvienas iš jūsų yra girdėjęs. Geriau visą tai pamatykite savo akimis. O kelionių organizatorius Bauer International pasirūpins, kad atostogos būtų tikrai nepamirštamos. Bauer – sveika mityba, pilnavertis miegas ir poilsis Turkijoje bei Maltoje.
Bauer – sveika mityba, pilnavertis miegas ir poilsis Turkijoje bei Maltoje.